1948 metais rudenį, pasiruošdamas žiemai, Kazys Malinauskas netoli gimtosios sodybos įsirengė bunkerį. The people of the Eastern European countries are not really choosing between democracy and communism, or capitalism and communism, as much as we think they are. Spalio 14 dieną išėjo iš savo slėptuvės. Reikėjo gauti akumuliatorių radijo aparato maitinimui. 1948 metais spalio 12 dieną jis paskutinį kartą buvo susitikęs su partizanais miško stovyklavietėje. Jam beeinant apaugusių medžiais pagrioviu. Rankas aukštyn! MGBistai jį partrenkė ant žemės, nuginklavo ir suėmė. Kareiviai greitai atrado bunkerį. Operacija buvo įvykdyta. Vardus man greit! Vlado Ivanausko pirato lavonas stribai nuvežė į aikštę prie Klovainių bažnyčios, o tėvą Kazimierą Ivanauską atvedė prie išniekinto sūnaus lavono atpažinimui. Norėdamas išsaugoti kitus šeimos narius, tėvas sūnaus neatpažino. Ar atpažįstat? Jūsų čia ne jūsų? Ne mano. Kelias dienas palaikę miestelio aikštės stribai jį išvežė, kur buvo užkasami visų Pakruojo apylinkėse nukautų partizanų kūnai. Dabar čia Pakruojo Atžalyno gimnazija. Iškalta ir Vlado Ivanausko pirato pavardė.